Yra įprasta, kad vystydamas žmogus pereina etapus, kurių metu jis subręsta kaip asmenybė. Šiais etapais jis yra paruošiamas iškilsiantiems sunkumams, su kuriais jis susidurs. Jei žmogus ne iki galo įveikia šiuos etapus, galime sakyti, kad jis taip ir lieka arba tampa nesubrendusi asmenybė. Kai žmogus suauga, jo vaikiškas elgesys išnyksta ir jis tampa visomis prasmėmis brandesnis. Tai iš tiesų ir yra viena iš pagrindinių žmogaus raidos ypatybių. Kai suaugame, visiškai pasikeičia mūsų gyvenimo interpretavimo ir atitinkamai elgesio su juo būdai. Šios raidos metu pasitaikys atveju, kai jausimės emociškai prislėgti. Su šiais emociniais trikdžiais dažniausiai ir stipriausiai susiduriame paauglystėje. Dauguma visgi vystosi turėdami gebėjimą susidoroti su šiais emociniais trikdžiais. Ir taip jie tampa pajėgus prisimti suaugusiojo atsakomybės, išmoksta spręsti savo gyvenimo problemas. Tačiau kai kurie visgi nesugeba susidoroti su gyvenimo sunkumais. Jie neišmoksta susitvarkyti su iškylančiomis kliūtimis, nežino, kaip jas įveikti ir toliau demonstruoja vaikišką elgesį. Tačiau kaip galėtume apibūdinti emociškai nesubrendusių žmogų? Nesubrendusios asmenybės nesugeba susidoroti su stresinėmis situacijomis ir dažnai laikosi savo vaizduotėje susiformavusio požiūrio į pasaulį. Jie gali būti pernelyg emocionalūs ir lengvai prarasti savitvardą. Be to, jie labai dažnai netoleruoja nusivylimų. Dažniausiai tai yra žmonės, pasižymintys emocionaliais ir būtent vaikystėj būdingais charakterio bruožais, taip lyg laikas būtų sustojęs ir jie vis dar būtų vaikystėje. Dabar ir pristatysime 12 nesubrendusio žmogaus požymių. Pirmasis požymis – nestabilumas ir emocinis labilumas. Maži vaikai dažnai nuo pykčio pereina prie nepaguodžiamo verksmo, o po kelių minučių ar net sekundžių vėl ima juoktis. Laimiai, suaugusieji taip elgiasi retai, tačiau nesubrendusi asmenybė gali taip pat lengvai keisti savo nuotaikas, kadangi jie yra ypač emociškai labilūs ir nemoka kontroliuoti savo emocijų. Antrasis požymis – nesubrendusioms asmenybėms sunku prisitaikyti prie pokyčių. Pokyčiai yra neatsiejama suaugusios asmenybės gyvenimo dalis. Jie, žinoma, turi įtakos ir vaikams, tačiau įprastai suaugusieji vaikus veda link tam tikrų pokyčių ir dažnai priima daugumą sprendimų už juos. Nesubrendęs žmogus neįgijo reikiamų įgūdžių valdyti situacijas ir reaguoti į problemas. Jie vis dar tikisi, kad kažkas kitas tai padarys už juos ir stokoja ateities perspektyvų. Trečias požymis – savęs pažinimo trūkumas ir menkai apibrėžta asmenybė. Kaip ir mažiems vaikams, taip ir nesubrendusiam žmogui labai sunku stebėti save, vertinti savo elgesį, nuodugniai įsigilinti į save ar savo mąstymą. Taip pat suprasti, kada jie klysta, kad galėtų ištaisyti savo klaidas ir atitinkamai subręsti. Be kita ko, dėl to jie taip pat yra nepaprastai imlūs įtakai, leidžiasi paveikiami kitų žmonių nuomonių, praeinančių madų ar įtakos to, ko tuo metu laiko lyderiu. Tai paprastai suprantama kaip asmenybės stoka, jiems sunku pasirinkti aiškią poziciją skirtingais klausimais. Ketvirtas požymis – kaprizingas ir neatsakingas elgesys. Gerai žinoma, kad maži vaikai vadovaujasi troškimais ir greitų pasitenkinimu. Jie mėgsta gauti tai, ko nori, negalvodami apie pasekmes. Taip pat elgiasi ir emociškai nesubrendęs žmogus. Kai jis ko nors nori, siekia to, galvodamas tik apie atlygį ir nesvarstydamas, ar jo veiksmai gali pakenkti aplinkiniams. Penktas požymis yra linkę kaltinti, meluoti ir įžeidinėti. Kai kas nors nepavyksta, maži vaikai beveik visada kaltina ką nors iš išorės kaip savo nelaimės šaltinį.
Jiems nepaprastai sunku prisimti savo kaltę, todėl jie formuoja savo tikrovės sampratą ir turi tikėti, kad ši yra pakankamai gera. Kai subręstame, pripažįstame savo klaidas ir ieškome būdų, kaip jas ištaisyti. Patekę į nemalonę situaciją, maži vaikai gali lengvai meluoti, kad išvengtų bėdų. Kita vertus, suaugusieji su realybė tvarkosi sakydami tiesą. Deja, emociškai nesubrendęs žmogus to nedaro. Mes visi kartais patenkame į tam tikrą dialektinį ginčą. Paprastai tokioje situacijoje suaugęs žmogus stengiasi suprasti tą situaciją ir reaguoja pagarbiai bei oriai kitos mens atžvilgiu. Jei dėl kokios nors priežasties jis ar ji praranda savitvardą, paprastai supranta, kad jo ar jos protrūkis buvo netinkamas. Kita vertus, vaikai šią kontrolę praranda žymiai greičiau. Taip pat lengvai įsivelia į muštynės ir įžeidinėjimus. Tie vaikai, kurie dar tinkamai neįsisavino brandžių pagarbaus elgesio su kitais gairių, nėra išsiugdę gebėjimo stebėti savo elgesį, kad spręsti, kas yra teisinga, o kas ne. Šį savo įnešį laiko normalia reakcija, jie pateisina save ir be skrupulų kaltina kitą asmenį. Lygiai taip pat elgiasi ir emociškai nesubrendęs žmogus. 6. požymis – nekantrumas, impulsyvumas ir prasta impulsų kontrolė. Kai supyksta ar patiria skausmą, vaikai būna impulsyvūs ir neapgalvoja savo veiksmų, veikia iš širdies. Jie kalba nepasverdami savo žodžių ir yra impulsyvūs, neapgalvoja galimų savo veiksmų pasekmių. Taip pat, užuot išklausę kitų nuomonę, jie impulsyviai juos pertraukia. Brandūs žmonės prieš veikdami visų pirma pagalvoja, pasipriešina impulsai sakyti ar daryti dalykus, kurie gali skaudžiai paveikti kitą. Jie žino, kaip nusiraminti, moka matyti toliau nei problema, ieškodami daugiau informacijos ir analizuodami visus variantus. Aišku, retkarčiais elgtis impulsyviai yra normalus žmogaus elgesio bruožas. Bet tik tuo atveju, kai tai nevyksta reguliariai ar visose suaugusio žmogaus gyvenimo žingsniuose. 7. požymis – realistiškų tikslų ir požiūrių stygius. Dauguma vaikų yra kaprizingi, nekantrūs ir nori pasiekti savo tikslų labai greitai, beveik iš karto. Jiems labai sunku išlaikyti ramybę, kurios mums reikia, kad galėtume atidėti tam tikrą greitą pasitenkinimą vėlesniam laikui. Todėl jie yra linkę elgtis primityviai, vadovaudamasi beveik vien dabarties užgaidomis, instinktais ir troškimais. Jie taip pat nesvarsto tokio elgesio pasekmių. Tai ir neleidžia jiems siekti realistiškų tikslų. Dėl emocinės pusiausvyros, tvirtų etinių kriterijų ir atsakomybės jausmo stokos, jie daug aiškiau mato dabartį nei ateitį. 8. požymis – yra sunku pripažinti savo nesėkmes ir ribotumą. Kai buvo minėta 3. punkte, nesubrendę žmonės menkai pažįsta save. Dėl šios priežasties jie nesugeba pakankamai brandžiai ir atsakingai priimti savo nesėkmių ir ribotumų. Jiems daug lengviau pamatyti kitų nesėkmes negu savąsias. Lygiai taip pat, kaip ir mažiems vaikams. Netolerancija ir nelankstumas, kurių jie laikosi kitų atžvilgių, kontrastuoja su nuolaidumu, kurį jie gali rodyti savo patiems. Tai tik dar viena jų vidinio nenuoseklumo apraiška. 9. požymis – narcisizmas. Vaikai iš prigimties yra narciziški ir egocentriški. Narcisistinė asmenybė turi didžiulį susižavėjimo poreikį iš kitų, bet paprastai jiems stokoja empatijos. Tačiau jie taip pat yra emociškai labai trapios asmenybės. Viskas sukasi aplink jas, niekas kitas joms nerūpi. O jei jiems nepavyksta pasiekti savo, jie stengiasi įbauginti kitus savo pykčiu, verksmu ar viskuo, ką tik gali padaryti, kad priverstų kitą klausyti jų ir greitai vykdyti jų
užgaidas. Narciziški bruožai iš pradžių gali atrodyti lyg stiprios asmenybės bruožai, tačiau visgi jie atspindi charakterio nelankstumą, mažą pasitikėjimą savimi ir kitų pripažinimo poreikį bet kokia kaina. Tai mažo pasitikėjimo savimi ir labai riboto gebėjimo priimti nusivylimus požymis. 10 požymis – paviršutiniškų, nelankščių ir reiklių emocinių santykių palaikymas. Emociškai nesubrendę žmonės iš pradžių linkia idealizuoti kitus, bet netrukus po to jaučiasi nuvilti dėl kiekvienos smulkmenos ir jų atsakas būna griežtas ir reiklus. Emociniu lygmeniu jiems sunku nuoširdžiai bendrauti su kitu žmogumi, kadangi jie pirmiausia iškelia save ir savo poreikius. Taip dažnai atsitinka dėl asmenybės trūkumo. 11 požymis – nesubrendusi gynyba. Freudas sukūrė terminą gynybos mechanizmai, kad apibrėžtų būdus, kuriais žmonės apsisaugo save ar gauna tai, ko nori. Suaugusiai šios gynybos mechanizmus naudoja tam, kad suprastų kitų žmonių rūpesčius, taip pat ir savo ir taip išspręstų gyvenimo problemas. Šios reakcijos į sunkumus yra psichologinės brandos požymis. Vaikai, kaip ir emociškai nesubrendę žmonės, yra linkę manyti, kad geriausia gynyba yra puolimas. Tokia gynybinė strategija, pulti bet ką, iš tikrųjų yra primityvus ir nelabai racionalus gynybos mechanizmas. Kita primityvios gynybos rūšis yra neigimas. Pavyzdžiui, sakymas, kad aš to nesakiau, niekada to nedariau, tai ne mano kaltė. Nors iš tikrųjų mes visi kartais padarome ar pasakome tam tikrus netinkamus dalykus. 12 požymis – nuoseklumo stoka. Vaikai ir jaunimas yra įpratę prie dažnų apdovanojimų ir tikisi, kad bet koks veiksmas, kurio jie imasi, suteiks greitą pasitenkinimą. Suaugę suprantame, kad tikrai vertingi dalykai teikia labai ilgą ar net ilgalaikį pasitenkinimą. Pavyzdžiui, mokymasis siekiant karjeros, santuoką, gyvenimo projekto kūrimas. Nesubrendę žmonės atkakliai ieško trumpalaikio pasitenkinimo, todėl jiems dažnai nepavyksta įgyvendinti didelių projektų, kurie reikalauja brandos. Aš esu Antonijo De Vicente, jei jums patiko šis vaizdo įrašas, galite jį pamėgti, o jei dar nesate užsiprenumeravę, galite tai padaryti apačioje. Nepamirškite įjungti varpelį, kad gautumėte pranešimus apie naujus vaizdo įrašus. Jei norite pakomentuoti ar pasiūlyti temą, galite tai padaryti komentarų laukelyje. Labai ačiū visiems jums ir būkite tikrai laimingi.